lapuose filmukas Laros nuotykiai. Pirma dalis. Ir dabar parodysiu visus veikėjus. Taigi, pirmas veikėjas tai yra mama. Čia ne veikėjai, tiesiog kas kur bus. Taigi, čia mama, čia tėtis, čia Klodas. Tiksliau, čia močiutė. Taigi, čia dukra Klara. Čia parduotuvės darbuotojas. O čia, o paskutinis, o čia Laros mokytoja. Taigi, ir dabar pasakysiu visų vardus. Taigi, viskas vėl iš eilės, kaip buvo ir pradžioje. Taigi, mamos vardas yra Kloda, tėčio Džeikas, močiutė Keksiukė, dukros vardą jau nesakysiu, nes jūs žinote, kad jos vardas yra Lara, nes todėl taip per pavadinimas tas vadinasi. Ir mes jau sakėme, kad ten dukra Lara, taigi šita labai miela dukra yra Lara. Gerai, taigi praleidžiame Larą. Taigi, o čia dabar yra Džekas. Atleiskite, gal negarsiai kalbėjau, čia yra Džekas. Tik nepamirškite, čia galite kartais susimaišyti. Čia atleiskite, bet galite kartais tikrai susimaišyti, nes labai panašus vardai. Čia Džeikas, o čia va Džekas. Tik tai, kad čia Džeikas, o čia Džekas. Bet toliau tai labai panašus vardai. Gerai, taigi. O čia, tiksliau, o jos vardas yra Sara. Bet irgi Lara ir Sara irgi labai panašus vardai. Gerai, nesvarbu. Taigi pradedame video. Taigi patikėkit, kad čia tikrai ne atskirai kiekvieno žmogaus namas. Čia yra šitos šeimos namas. Taigi šis namas yra šitos šeimos. Štai ir visi žmonės. Na ir galiausiai. Taigi čia yra durys į namą. Čia praleidi pro kitas duris. Ten dar langas, žinoma, yra. Čia va. Ateinam. Čia persiningo kambarys. Čia va. Saulės ir čia kompiuteris. Čia yra daug kambarių. Čia galima šitame kambaryje, šitame ir šitame kambaryje galima poilsiauti, jeigu būtų daug svečių. Čia išėjimai yra 3 išėjimai į lauką. O tiksliau 4, nes dar yra štai čia duris. Taigi, ir po to einam. Ten yra veidrodis, tai nelabai norėčiau, kad ten kas nors kažką pamatytų. Taigi, aš esu tai uždarysiu. Taigi, čia galima atsidaryti
Ir čia yra tokie va plastikinė. Tuoj. Atsiprašau, bet aš nelabai norėjau, kad ten matytųsi mano veidas, bet ten jau buvo veidrodis. Gerai, taigi jeigu liptum. Čia taip kabinėsi ir va, užlipi, čia vėl užsikabini ir ateini štai čia. Jeigu buvo pamiršę išjungti televizorių, atleiskite, bet ten matyti jums pasirodė. Čia tikrai nėra įjungtas televizorius. Jis yra išjungtas. Čia dar pultelis. Iš kito šono atrodytų viskas taip. Na, nusileidė išeinin arba pro langą gali lipti. O čia tada nusikaba, na taip, nu čia ir tada jau kabaruoja žemyn tam koputėlėm. Taigi, čia yra virtuvė. Čia virtuvė, o čia dar lova. Ant kuris miega seneliai, čia močiutė tiksliau. Čia yra iš tikrųjų sofa, bet čia galima ir miegoti. Nu, čia tokios grindys nupieštos. Čia yra naujos knygos, čia įdeda visas knygas. Čia taip galima užsilipti ir žiūrėti pro langą, kas kur vyksta. Ir čia dar viena lova. O čia va, taip gali nučiuošti va. Įlipti va, į tuo pakelį. Ir tada nučiuoši. Taigi, pradėkime. Koks gražus rytas. Keista, sniega. Nesvarbu, nes vis tiek aš per močių namuose darau pusryčius. Nes močiutė vis tiek neką. Gerai, pradėtų komentuosit. Atleisk, klodą. Jos nėra. Nesvarbu. Kloda. Kur ne tu? Aš čia. Tu čia. Man. Ko reikėjo? Nu, nieko. Aš tik tai įsirandu, kad tavęs nėra. Lovai. Ne, viskas gerai, aš tiesiog atsikėliau ir tiek. Gaminu pusryčius. Pala. Tu ten valgai ar gamini pusryčius? Au. Tai aišku, kad pusryčius. Aš išmalgęs čia viena atsisėdus. Au. Aišku, bet aš maniau, kad tu vaikus išžadinti. Kokius vaikus? Tik Klarą reikia pažadinti. Gal tu galėtum jau šį kartą jam pažadinti? Gerai. Nes, žinok, ir todėl visi daugiau viską daro, ką tu pasakai. O kai aš pasakau, nelabai ką nors daro. Pasakau, kad keltis nenoriu, noriu, kad tėtis taip pasakytų. Nu, tai siūlau tau šį kartą ją pakelti. Gerai.
Lara, kelkis. Mama, pakvisk Jėdę. Aš ir atėjau tavęs pažadinti. Lara, taigi aš ateitas. Nebet pažįsta, kas tave žadina. Gerai, tuoj jau atsikelsiu. Gerai. Tada gerai, jeigu tu tuoj jau. Nu, kada tie pusryčiai? Gerai, einu pažiūrėsiu televizoriaus. Gerai. O, labas rytas, man. Labas rytas, Lara. Keista, man čia dabar sniega. Ką man dabar veikti? Mamyte? Ką? Aš galiu eiti prie kompiuteriaus. Dabar dar ne. Kai pavalgysiu pusryčius. Kaip nori? Mama, aš noriu lauką. Gal galėtum atrakinti duris iš viso, ar aš galiu dabar išeiti lauką? Po pusryčių. Mama, gal galėtum man greičiau duot valgyti, nes man reikia į mokyklą. Oi, palauk, ką aš dabar šneku, tai tiesa. Jis šiandien trečiajas, tai jis sakė, kad čia kažkokia šventė, ten nebeprisimenu kokia. Ir sakė, kad nereikia į mokyklą. Šiandien ne trečiadienis, šiandien antradienis ir eis į mokyklą. Nesvarbu. Atsisėsiu čia ir lauksiu pusryčių. Gerai. Gerai. Ой, фу, ау, kaip skauda, kaip skauda. Kažkas atsitiko Džeikai. Ne, viskas gerai, tiesiog nugriuvau. Būk labai ten atsargus, nes dažnai ten labai juda tas aukštis ten. Labai juda tos grindys nuo vaikščiojimo smarkaus. Aha, ačiū, supratau. Viskas jau gerai. Mano mėgstamiausios žinios. Dėmesio, šiandien žinios. Dėmesio. Gal spalio 30 atvažiuos kirpykla. Ir žinoma, mūsų geriausia darbuotoja Ineta. Taigi, ir tada galės būti atidarytas LPS paslaugos. Bet mes nepatvirtiname to. Sakoma, kad gal. Nepatvirtinama.
Atsiminkite, kad čia nepasakėm to tikrai, bet gal. Nes taip bus matyti spalio 30 iš tikrųjų. Skubus pranešimas, kad mes čia ne per video kalbam, kad šypsam, bet čia rimtai, netikrovai čia, gal spalio 30 bus nauji LPS-ai, gal, ir tada galėsim atsidaryti LPS spa saloną. Taigi, viskas, žinia baigta. Oho, nuostabu. Au, griūm. Čekai, valgyt. Ateinu, Klodą, tik išjungsiu televizorių. Tik reikia bišķi palaukti. Viskas, televizorius išjungtas. Tuo jau palauk, ateinu. Jau viskas, aš pasieinu valgyti. Viskas, Džeikui tavo pusryčiai, jau visiems parašė yra pusryčiai, taigi galime pradėti valgyti. Taigi mes visada valgydavom antram aukšte. Tiesa, ačiū, kad priminai. Gerai, eime į antrą aukštą su savo maistu. Gerai. Į antrą aukštą, man patinka antras aukštas, tik tai, kad neišgriūtų, ne. Ir vėl.